Kažkas yra. Opa. Opa, pa. O. Eik slip žemyn. O štai aš ir Lofotenų salose. Tadam! Važiavau. Ir užmačiau neblogą krantą žvejybai. Tai bandysiu pažvejoti. Žiūrėsim, kas čia seksis. Čia nėra seklu. Čia gylis nemažas, iš karto krenta. Vanduo biški žemas. Bet šitoj vietoj sueis, nes giliai didelį. Tai vėjas į kaktą, bet bandysiu kažkaip pažvejoti. Gal kažkas pavyks. Žiūrėsim. Lieku, nes visas jau drebu, kaip nori pažvejoti, nori rimtą žuvį pagauti. Varam. Ateini čia. Į ką mes čia turim? Ogi menkė. Nu, bet tokias menkės eik paleisti. Nu ką, išsibandėm. Vieną menkutę pagavau. Šiaip krantas labai fainas. Tik tas vėjas labai didelis į nosį. Tai bandau važiuoti į kitą pusę, susirasti vietą ir iš tos pusės pažvejoti. Gal biški geriau seksis. Vieta nelabai kokia, bet teko toli nuo mašinos paeiti. Tai vis tiek nuėjau kelis metimus pasidaryti. Nes arba jeigu matai, kur geresnis gylis, ten mašinas nėra kur pastatyti. O kur jau randi kišenę, ten vėl randi, ką randi. Nuvažiuojam toliau, ieškam geresnių vietą. Sveiki visi dar kartą.
Tai dabar esu Lofotenuose ir vienas iš ikoninių žygių – Reiternas Kvalvika. Tai prisiparkavau aikštelėj, kuri nurodyta bet kokiam aprašyme. Kainavo 100 nokų. Tai čia norvegiškų kronų, tai čia būtų apie 9 eurai. Tai čia pat yra geriamo vandens, tualetai, kam reikia. Aišku, eilutė nemaža susidariusi. Nu ir žygiuosim ant kalniuko. Sukilimas laukia apie 700 metrų. Kilometrų nedaug, gal 4 kilometrai. Ir turi atsiverti gražus vaizdai. Tai lekiam į žygį.
Sulipau virš 500 metrų, vaizdai atsiveria nerealūs. Buvo tikrai verta kiekvienas metras užlipti. Šiaip nebuvo sunku, buvo statokai, bet pagavus vieną ritmą, pieva, žemė minkšta, ne akmenys, ne rieduliai, tai pakankamai neblogai sekėsi. Nu ir vaizdas iš visų pusių, kur bežiūri, matosi vanduo. Grožis neišpasakytas. Tai sėsiu dabar biškelį užkasiu, pasidžiaugsiu, padumosiu, parimosiu, niekur neskubėsiu. Aš nusipelniau šitą vaizdą. Šiandieną orų visokių buvo. Buvo ir kad lis, buvo ir kad bus debesuota. Nu, bet nustebina, būtent ant šito kalno debesų nėra. Šalia debesis kitur labai žemai nusileidę. Bet čia va kažkaip debesų nėra, nupučia. Vienu metu buvo pro kalną pradėjo verštis debesis, bet kažkaip negausiai. Tai sustoja. Tai va kitoj pusėje irgi panašiai. Irgi yra aukščiau. Negausiai, bet ten slėnios jau panašiai. Tai va, tai man pasisekė šiandien su žygiu, nes visą savaitę rodė, kad lys, įskaitant šiandieną. Tai jeigu Google pažiūrėti orus, tai jie rodo baisiai, rodo visą savaitę lyja. Tai aš atvykęs į Norvegiją biškį supanikavau, aš tiek norėjau su dronu skraidyti, čia filmuoti ir per lietų nepaskraidysi, o kitas dalykas nacionalinės parkos draudimai visur, tai ir čia negalima su dronu skraidyti. Bet puikus vaizdai galima filmuoti, paveiksluoti, tai geras oras, saulutė buvo išlindus, dabar jau po biškį vėsta ir nori tie debesis leidžias, tai gal ir lis už valandos antros. Reikia po biškį leisti žemyn, bet nepaleidžia vaizdai, taip gražu aplinkui, taip matos, vienoj pusėje vanduo, kitoj pusėje vanduo. Čia gražu, ten gražu, čia dar gražiau, nu. Reikia pasibūti, atsidžiaugti, nes neaišku, kokia kita diena bus, nežinau kaip rytoj. Jeigu palei prognozės, tai lietus lys, tai nieko gero. Bandysiu žvejoti.
Su žvejyba pakol kas irgi dar ne ką, bet žiūrėjau, kad čia gylė aplinkui, salas nedidelį, reikia laivelio, su laiveliu visai kitokia žvejyba. O nuo kranto visur maži gyliai, čia, nu vis tiek, reikia bandyti. Bandysim kažką pagauti. Jeigu vėja nebūtų, kažkur baidarį įsileičiau, bet čia vėl vėjuota. Nu, pažiūrėsim, pagyvensim, pažiūrėsim, dabar džiaugiamės ir leidžiame žemyn. Tai ką, žygis baigėsi, labai likau patenkinta žygiu, nors žmonių buvo daug, bet vis tiek yra vietų, kur pasėdėti, pabūti atskirai, tai dar kol ėjau kažkaip daug žmonių apsilenkti, tai ką, bet kai pamačiau, paskui pradėjau į dangų žiūrėti, į vandenį ir kai pamačiau jau erelį sklandantį, tai išsilydžiau jau viskas, atsipalaidavau ir pradėjau mėgauti savo kelionę. Tai tikrai buvo, tai praeita ten, nežinau, sutrukau gal 4 valandas, praeita nepilni 8 kilometrai, sukilau 500 metrų, tai, nedidelis žygis, bet tikrai vaizdai atsiveria įspūdingi. Tai bandžiau dar pažvejoti, žvejyba nesisekė, nes gyliai maži, tai dabar senuoju būdu atvažiavau prie kelto, pabandysiu čia pažvejoti. Vėjas didelis labai, nežinau ką čia atneš, gal lietų, gal kanų, bet norisi to žuvytės pasigauti. Tai vis tiek nenuleidžiu rankų, einu, bandau. Atplaukė laivas iš Būdės, iš Norvegijos ir turim svečių, atėjau pasitikti. Tai atsivežė bjaurų orą. Labai didelis vėjas, pradėjo lyti, saulė bando šviesti virš laivo, viskas vienu metu, ir baisinis vėjas.
iš Lietuvos. Iš Norvegijos, nežinau. Iš Norvegijos. Ginklus. Ačiū, ačiū. Bet trūksta. Gerai, išsiaiškinsim. Bet, Tusen tak. prašom, varšygų. Taip mes turim dar tas dvi dalis iš karto gražinom. Kad ne... Ai, rimtai, dar tas galiukai. Taip, esame. Ką lietuviai prekių gavot? Gavom prekyčių. Apsiprekinot. Muitai nesumokėti. Na. Jo buvo, nieko nedeklaruot, šoviau tiesiai. Šoviai tiesiai. Ir pataikys, labai gerai. Tai čia visi daiktai telpa. Tašiukas vienas, antras, trečias. Tai dar kuptos turi kuprinę, ne? Jo, vienas. Tai netelpa be kuprinės. Ne, netelpame. Tai tik dvi, ką čia tu, tai tašiukus te turi. Pas tav irgi tas pats, vienas, du, čia dar, ai, paskui bišk daugiau. Pasitaupęs turi. Matos, ką Lietuvoj gyveni. Meškerė, bandėjai ką nors žvejoti? Nieko, mes nebandėm užusi tą meškerė mūsų. Įvaizdis. Dėl vaizdą vežiu. Jei neturėtum save graužtum, kad... Snapo šalvukas. Nu kas Stasiuk, ačiū tau už krovinius. Tai nėra už ką. Buvo smagu. Susitikti trumpam. Gerai, bandysim judėti, jeigu Judėkit. kai kirsi kampą prasinešk, nes neaišku, kur mes būtume. Ne, tai jūs skambinkit, jeigu ką, aš būsiu netoli. Aš būsiu netoli, jeigu ką, skambinkit. Į veidą pareinat. Iki. Nu. Dar nebaigėm rengtis. Dar vis rengiam. Aš ir išmiegot spėsiu, gal jūs apsirengsiu. Iki.